atvarėm prie mašinų, tačkų pažiūrėt, kai mato Opel McQueenas, nes Opelis turi žaibą. Žaibą turi ne kiekvienas. 5 minutes later. 101, ten yra mūsų eilinis fotografas. Policai! Kasgi šičia? Pasakykite, kas yra šičia parašyta? Nes aš skaityti nemoku. Apskaičiuok funkciją, kad man tikimybė X užrašyta čia. Nu, o kodėl vietoj F yra P? Nes tikimybė yra žymima P didžiąją raidę, Rokai. Supratau. Nu, man su matematika nelabai kas. Tikimybė P įvykis X. Gerai. O ant kito šono kažką turite užsirašę? Taip, ateik. Ateinu. Ir kasgi šičia yra parašyta? Čia yra linkėjimai dragūnui. O, kad operatorius biškiai. Čia yra linkėjimai dragūnui. Kamerai mane prašau. Linkėjimai dragūnui. Mes teisim. Taigi dabar, kaip sekasi tau su šitais balionais? Bandau surišt, bet jei padėsi, tai paeit. Aš laikau kamerą, žinok, tai turėsi suktis pats. Taip. Ai, laikau mikrofoną. Pats kažkaip. Viskas bus gerai. Taip. Surišiu. Taip. Ačiū už interviu. Nėra už ką. Nu ką, ant galo nieko neprašyto. Nu gerai, sveiki, pasikeitėt komentatorius truputėlį. Dabar einame prie pačio geriausio ekipažo pakolkas. Tai yra šitas trindalietas nupersas visiškai, bet jisai yra tačiau... Koksai klausimas? Mums reikės sustoti, vaidinimą daryti ir jie vai sustoti ir mane paleist turėsit. Akto. Tęsim toliau. Taigi, čia yra specialaus leidimo. Gerai, ne, šiaip turime komentarą, tai kosinusas apkasuose nepadės. Nu tiesa, tai ką ten, išvesi. Ir kas būna, kai šūlę baigi, tai šūlę baigiau, žydru tapau. Nu kaip ir būna. Einam fotkintis, eiskit fotkintis. Nu dabar nuforkink, kad suprastų, ką prarado. Pakėliau šaibų, nusipirkau kabriką. Tai, gerai, kas čia parašyta, prašom komentarų, vairuotojas mano privatus. Man sakė, pavairuos. Na, parašyta, bent sąskaitoj teigiamas, nu nes tiesos yra. Bazaras, bent centas, tai jau pliusas. Bent centas, nu, pliusas, teigiamas. Kiek pas jūs sąskaitoj? Pas mane 10 eurų. Tai dabar čia nuiki... A, tai ant kuro. Jo, pasilikęs. Juodai dienai pasilikęs. Užrašas 101 laida. Tada turbūt geriausias užrašas. Prieikim iš galo. Sik, pakrapštyk. Perskaitysit patys. Supratot? Va jūs. Čia tau užsienduruoti. Ne, viskas gerai. Ne, čia viskas gerai. Per 12 metų stogą pametėm, nes irgi tiesos yra, mes tiesiog paprasti vaikinai, tai va. Ir tai buvo mašina be stogo, ne? Nu dabar mes einam prie relikvijos BMW E46. Pažiūrėkite, M ratukai. Vairuotojas! Kas čia? Nu, pasakokit. Na, tai ką, pradėkime nuo mūsų kozerio. Mūsų visų veidai, čia kas važiuoja šitoj transporto priemonį. O kodėl lūpos tokios? O, lūpos dėl to, nes toks yra grožio standartas, taip sakant, šiais laikais, tai turėjom truputį pasitobulinti, kad įtikt visuomeniai bevažiuojant, žinai. Epic? Nu jo, ganėtinai natūraliai gavosi. Aha. Jo, kas toliau? Ką mes čia turime išgyvenusius raidės, skrydį išgyvenusius raidės. Aha. Turime tokį draugišką šeimai užrašą, ko gero kablelis viso gero, arba galima skaityti ko viso gero. Čia kaip jom patiks labiau prie širdies, tai va uždėjom rožinių bantukų, kad žinotų, kad merginos vairuoja mašiną, automobilį atsiprašau. Tai va, ką dar pasakyti? Aha, iš galo kaip vaizdas. Iš galo
turim, na, tokį ganėtinai, sakyčiau... Atsiprašau, norėčiau pakomentuoti, kiek metų turite teisės? Kiek metų turiu teisės? Aš turiu beveik metus teisės. Tai čia kažko trūksta, ne? Na, iš tikrųjų galiu parodyti savo teisės, kurios jau galioja 10 metų, kadangi turėjau A1 kategoriją, galiu vairuoti be lapo, taip kad... Atsiprašom, šitą įsimokslinam. Atsiprašom. Šitą į teismą paduosim, šitą į teismą. Puos! Ką gero? Kas čia per automobilis? Prašyčiau, gal galima komentarą ar kažką? Man tai reikia... Buvo techniniai nesklandumai, sveiki sugrįžę. Labas, Smilte. Labas, Rokai. Gal galėtum pasakyti, kas parašyta ant tavo mašinos, nes aš skaityti nemoku. Adios, amigos, o iš kitos pusės ramybėlė. Ramybėlė? Einam pasižiūrėti galbūt? Einam. Kaip matot, kolega, atidarytas langas, kad būtų galima užkurti variklį ir visą kitą tiesiog paprastai. Va žiūrėkit, ateikit. Ar turiu leidimą? Turiu leidimą. Tai va tu gali paimti šitai va raktelį. Arba gali, va kadangi atidarytas langas, tu gali tiesiog sėsti į mašiną, sutrumpinti laidus ir padaryti. Taigi, čia buvo paroda mašinų, kurios vertos gyvybės, vertos aukso, vertos viso ko geriausia. Štai dar viena mūsų kolegija rodo į tą pačią mašiną, legendinę, ir susimatysime mūsų Žibutės ekipažę. Gerai, Šaiko. Dabar yra. Išvažiuojame. Dabar noriu parodyti mūsų setupą. Taigi, Žibutės setupas. Kaip matote, muzika neveikia gaila, tai mes pasiėmėm. Ką noriu pasiėmėm? Čia yra kolonkija. O, tokia kolonkija. Čia man dabar pakomentuoti, ne? Na, komentuojat kolonkę. Čia rimtas buvo savykas, kaip matot. Senesnį mašiną neturėjom laiko įsidėti. Buvo seni aparatūra, tai sakyčiau gal... Vienu žodžiu, čia dabar visiškas klasteris. Taip pat, nu, neįsidėjom kolonkę, kad būtų garso, nes čia mes nedėsim į bagažą jokios aparatūros, eikit savo. Gerai, neįdomu. Ta kolonkė. Opa. Šitas. O. Šaiko! Įsivaizduoju, ką kamera būtum pametę. Matai saulę, pakelk akis, kvėpuok giliau. Aš tave matau, tu mane girdi, kas bus toliau. Tai, ką tu turi, tikrai mane stebina. Įdegusi oda, kurią saulė kepina. Tavo saulės akiniai, per juos tu nieko nematai. Ir tie stiklai man blizgina akį. Akis, spalva, pasipuošusi vaikštai. Kad gerai atrodai, visi mato aiškiai. Taip, man pasisekė, aš taip galvojau, kai susipažinom. Iškart apsikabinom, gėrėm karštą vyną. Vedžiaus ne tik į kiną, bet visur, kur tu norėjai. Viską, ką uždirbau per savaitę, ant tavęs padėjau. Blizgučiai auskarai, grandinėlės kvepalai. Tiko tau labai, nors ir be šito patikai. Tik nežinau, nesupratau, tu elgdavais labai keistai, kai klausdavau tavęs, kur dingo mano pinigai. Gavo, ką norėjo gavo, ji mane apgavo. Ji tau melavo. Gavo, ką norėjo gavo, ji mane apgavo. Ji tau melavo. Gavo, ką norėjo gavo, ji mane apgavo. Ji tau melavo. Gavo, ką norėjo gavo, ji mane apgavo. Ji tau melavo. Sveiki visi Žiburio žinių žiūrovai. Su jumis rubrika Ekspertas ir aš, Ekspertė Vasara. Šią gražią ir ypatingą dieną mūsų mokykloje vyksta paskutinysis skambutis. Tad nieko nelaukdami, paklausinėkime abiturientų keletą klausimų ir kaipgi jie jaučiasi pabaigę mokyklą. Tai sveikos abiturientės, kaipgi jaučiatės? Su jauduliuku, bet Nesitikė dar. Tai man dabar sakykite, ar jau turit kažkokių užsibrėžtų tikslų po mokyklos? Turiu kažką galvoje, bet tiksliai dar ne. Yra, bet tai negalima atskleisti svajonių, paskui neišsipildys. Pritariu Urtei visiškai ir nežinau, tiesiog egzaminai dabar vienintelis tikslas. Labai daug abejonių. Ir sakykite, ką savo mažesniai, savo pasakytumėt, kuriuo įžengi pro mokyklos duris? Kažkokią paskatą, gal keletą žodžių, kad tie 12 metų kaip praeitų geriau ar ne, ar nieko nesakytumėt? Sakyčiau, gal nepasiduoti kitų įtakai, žinai, šitaip. Aš labai Ievai pritariu, labai svarbu, manau, tokio amžiaus nepasiduoti draugų įtakai yra.
Tiesiog nebijot ir visada žiūrėti į priekį. Kuo daugiau išlipti iš savo komforto zonos. Tai faktai. Siekti tikslų ir tiesiog pasinaudoti visom teikiamom galimybėm. Ir pabaigai sakykit, ar turit kažkokį įsimintiniausią mokykloje įvykį įvykusį, kurį galbūt pasidalintumėt su mumis? Aš tik mačius, kad Bernų Tūlikuose vyko diskanas, full DJ setą buvo atsinešęs kai kas ir ten techno, nežinau, ką ten leido, bet gal šitas. Aš nežinau, nesugalvoju dabar, neteina į galvą. Nu, čia mūsų Elžbietos kalbos dalis yra kalbėti apie prisiminimus, tai neišduosiu, paliksiu tokį paslaptėlį. Tiesiog visas laikas su draugais, išvykos kažkokios. Ir dar paskutinį klausimą, ką palinkėtumėt būsimiem abiturientam? Klausyti mokytojų ir švęsti kiekvieną akimirką, nes dabar žiūrint atgal, gal nebuvo tai blogai, nu bet, žinai, tiesiog žiūrėti į viską geriau. Aš tai palinkėčiau visiems pagarbos vieniem kitiem ir kaip mes rašėm nesenai rašinį lietuvių kalbos, solidarumo visiems. Išnaudotą laiką, nes jis labai greitai prabėgo. Ačiū Jums labai, smagaus renginio. Tai sakykite, kam norėtumėt padėkoti, bet dar neišdrįsote? Per šios visus 4 metus? Taip. Turbūt, gal ir išdrįsau kažkada padėkoti, bet savo lietuvių mokytojai dar kartą noriu padėkoti. Gal kelis kartus ir esu pasakęs ačiū, bet tikrai nepakankamai. Jinai man kaip šeima, labai myliu savo mokytoją Purienę. Siunčiu linkėjimus. Aš iš tikrųjų labai norėčiau palinkėti šitai merginai, nes per 4 šitus sunkius metus man tiek daug padėjo ištverti šitą mokyklą, nes iš tikrųjų labai buvo sunku. Ir taip pat irgi norėčiau Purienė irgi padėkoti, nes labai padėjo su viskuom, ypač dabar šituo sunkiu momentu, kai mums artėja egzaminas, mums duoda labai daug įvairios informacijos, kad mums padėti. Purienės fanai, žodžiu. Nu, labai gražu iš tiesų. O sakykite, daug mokykloje išmokote, tai ko būtumėt norėję išmokti, ko mokykla dabar nemoko, galbūt? Kažkas galbūt su gyvenimu susiję? Šiaip jo, norėčiau sužinoti, kaip ten reikia su mokesčiais viskai elgtis, nes iki dabar nesuprantu. Taip norėčiau, kad mokykla mūsų mokintų realiai kaip tiesiog emociškai išgyventi sunkius momentus, nes tai yra vienas iš sunkiausių tikriausiai dalykų, ką mes visi turime patirti ir mus to net nemoko, mes patys turime išmokti. Iš viso kaip gyventi. Jo. Ir kaip mano tada, kaip jumis mokykla pakeitė kaip žmogų? Nervų daugiau įvarė. Nežinau, šiaip... Gal teigiamai kažkas? Ne, aišku, žinoma. Daug fainų veidų, daug fainų žmonių. Nu, tiesiog labai gal atvėrė duris į daugą psichologiškai tiesiog, kad supras, kad visokių žmonių bus, bet visokių ir yra ir tiesiog, kad reikia viskam pasiruošti. Man tai realiai tiesiog labai daug hobių suteikė. Ypač su filmavimu, kaip dabar užsiėjimu, tai visai su to biškį padėjo. Ir aišku, naujų draugų suteikė labai daug, tai tas labai svarbu. Gerai, ačiū Jums labai. Kada paskutinį kartą jautėtės laimingos mokykloje ir ką veikėte tuo metu? Šiandien. Šiandien? Tai ką šiandien veikėte? Paskutinis skambutis, gražiausia šventė, viena iš gražiausių. Taip, pirmokai atėjo pas mus, tai labai smagu buvo. Apsiašarojom iš laimės ir iš liūdesio. Kokiu žmogumi save įsivaizduojate po 5 metų ir galbūt jau pradėjot keistis link to žmogaus? Aš tai svarbiausia noriu būti laiminga, nes manau, čia pagrindas yra visko, kad būtų sėkminga ir gera ateitis. Aš tai tikiuosi, kad bus daug kelionių per tuos 2 metus, kad paaugsiu kaip žmogus, savo asmenybę, patobulėsiu ir manau, kad bus labai smagu ir kad svarbiausia susitiksiu su mokyklos draugais. Taip. Ir pabaigai sakykite, kaipgi pakeitė jumis mokykla? Ar teigiamai, ar neigiamai, o galbūt per viduriuką? Teigiamai. Teigiamai, visiškai teigiamai. O kas teigiamo? Išugdė kaip žmonės, aš manau, nes... Lietuvių pamokos. Ypatingai. Linkėjimai. Tai supratau, kad lietuvių geriausiai išugdė, taip? Jo. Įsimintiniausias, geriausias ir
nepamirštamiausias. Ačiū Jums. Ačiū tau. Tai jeigu jūsų gyvenimas mokykloje būtų kaip filmas, koks jo būtų pavadinimas? Kiekviena diena skirtinga. Bus visko. Bet jau ir toks filmas, man atrodo. Bet Maniška nėra. Maniška nėra filmų. Bus kažko. Dar bus visko. Va, ladėt. Gerai. O sakykit, turit kažkokį inside joke, kurį norėtumėt pasidalinti su mumis per visus šiuos 4 metus, galbūt mažiau, bet... Yra inside joke'as, kuris nesenai buvo. Inside juokelis čia žiūrint, senesnei auditorijai žiūrint. Tai mes Roką vadinam Krivinsku. O Krivinskas yra toksai žmogus, kuris daro tiktokus apie kariuomenę. Tai su jais asocijuojatės taip? Nu nelabai, bet įkvėpė Krivinskas tą tekstą ant Roko žibutės, kad kosinusas apkasuose nepadės. Ir sakykite, ar jumis mokykla kaip žmogų pakeitė ir kaip? Tai tu pirmą šitą. Pakeitė, bet čia gal būtent žiburys. Nu, aš aišku nebuvau kitokioj mokykloje, kitoj gimnazijoje, tai subrendau. Tikriausiai. Nu, aš sakyčiau, toks pats mano atsakymas būtų. Ir pabaigai sakykit, ką pasakytumėt savo mažesniam, įžengusiam pirmą kartą pro mokyklos duris? Kad ir tau atrodys, kad tai yra sunku, pakentėk, nes ateities iššūkiai dar rimtesni ir sunkesni. Būk drąsesnis ir nebijok išeiti savo komforto zonos. Ačiū Jums labai. Tai sveiki mokytojau, kaipgi jaučiatės išleisdami 12-okus? Puikiai, iš tikrųjų puikiai, jo aš džiaugiuosi, nes 4 metai atidirbta ir dabar jau kaip ir finalas. Paskutinis skambutis ir daugiau jau jie kaip ir nepriklausomi, ne nuo manęs, ne nuo, ne nieko, jau jie praktiškai jau savarankiškos suaugę būtybės ir aš to labai džiaugiuosi. Tai sakykit, iš visų klasių, kurias jūs turėję kaip auklėtas, kuo jie išsiskiria? Turbūt to, kad labai visi yra skirtingi, kiekvienas iš jų yra individualybė. Ir iš vienos pusės tai buvo ir sunkumas, nes tiek tų individualių asmenybių reikėjo kažkaip tai valdyti, su jais kažkaip susitart. Iš kitos pusės turbūt ir patys matėt, kiek gražių dalykų jie yra sukūrę, nuostabių ir originalių ir čia 2 tokios pusės yra. Gerai, ačiū Jums labai. Prašau. Tai kaipgi jaučiatės mokyta? Labai puikiai ir jausmingai, visko buvo per šią dieną. Tačiau vakaras vainikavo visą sėkmę. Ir sakykite, tai kuogi jūsų ta klasė taip išsiskiria? Labai gabių, protingų, išmintingų, santūrių vaikinų ir merginų grupelė. Nors ir nedidelė klasė, tik tai 19 mokinių baigė, bet tikrai aš labai visais patenkinta. Tai jautrus, supratingi žmonės. Tikiuosi, kad jiem gyvenimą pasiseks. Ir ko visiems abiturientam palinkėtumėt? Jau labai daug linkėjau šiandien. Per paskutinę pamoką čia šventėje linkėjau, bet tikrai, nesidžiaugti galbūt maža sėkme, o siekti didelių siekių. Nes kartais tas pakiša koją. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums. Štai toks ir mūsų abiturientų paskutinysis skambutis. Šiek tiek lietingas, bet mūsų nuotaikų nepakeitė. Mes visi laimingi. Ir pabaigai labai norėčiau abiturientam palinkėti siekti savo užsibrėžtų tikslų ir nebijoti tų egzaminų. Jūs galit. Su jumis buvo rubrika Ekspertas ir aš, Ekspertė Vasara. Sudie. Nu tai ateik Asilė arčiau, matai, kad laidas nedaeina. Nu tai iškirpsim šitą. Mūsų nuotaikos tikrai
ką pasakyti.